Ištrauka iš Grego Grešelio knygos Krikščionis ateistas. Visuomet kalta gėda. Būdamas pastoriumi, supratau, kad daugelis merdi slaptose gėdos kapuose. Vieni, kamuojami gėdos dėl neatsakingo išlaidavimo ir skolų, gėdijasi savo finansinių sunkumų. Kiti praeities lytinių nuodėmių. Daugelis atsineša nepaprastą kaltės jausmą ir į naujus santykius. Gėda dėl slaptų priklausomybių sužalojo nesuskaičiuojama daugybė žmonių. Kai kurie netgi gyvena su klaidingos kaltės jausmų patys nukentėję nuo lytinės prievartos. Gėda paprastai vyksta pagal modelį, užburtą neteisingų savęs kaltinimų ir melo ratą, kuris pareikalauja vienos gyvybės po kitos. Pirma, mes išgyvename nepaprastai skausmingą įvykį. Antra, patikime melu, kad mūsų skausmas ir nesėkmė tai mes patys, o ne tai, ką padarėme ar ką mums padarė ir jaučiame gėdą. Galop mūsų gėdos jausmai priverčia manyti, kad niekada neatsitiesime ir tiesą sakant, šito net nenusipelnėme. Rasti išeitį. Prašau suprasti, kad iš užburtos gėdos rato yra išeitis. Kiekvienam vis kita, bet iš Dievo malonės kiekvienam galima, kad ir kokia ypatinga, nepataisoma ir nepakeliama gėda jaustų tas žmogus. Leisdami gėdai save užvaldyti, negalime pažinti Dievo, nes negalime gyventi dėl jo. Gal krikščionys ateistai gyvena taip, tarsi Dievo nebūtų, nes patekusi gėdos ratą neatrodo, kad jis būtų. Vienas Jėzaus mokinys, Petras, ištrūko iš gėdos kalėjimo, nors kova buvo ilga. Jėzus išpranašavo to žvejo tapusio mokinių išdavystę, bet Petras tučtuojau karštai paneigė, kad jis apskritai kada nors atsižadės Jėzaus. Petras atkakliai tvirtino stovėsęs šalia iki galo. Deja, netrukus tikrieji gyvenimo įvykiai parodė, kad Petras klydo. Užgiedojęs gaidys priminė Petrui atsižadėjimą ir privertė pripažinti truškinančią trigubą nesėkmę. Vis dėlto Petras atsisakė tikėti melu, kad dabar to išdavystė pasmerks jį būti išdaviku. Sugniuždytas Petras atgailaudamas šaukėsi Dievo atleidimo. Po prisikėlimo Jėzus atsižvelgė į beatodairišką Petro maldavimą. Jėzaus atleidimas ir grąžinimas į buvusią padėtį atnaujino Petro aistrą ir suteikė drąsos sekminių dieną be baimės skelbti žinią ir tapti vienu iš bažnyčios tėvų. Petro nesėkmė per atgailą ir Dievo atleidimą iš tragedijos virto pergalę ir pamoką, kuri išugdė charakterį ir baigėsi karalystės pergalę. Sutraukyti gėdos grandines. Krikščionys ateistai, kaip Petras, gali išsivaduoti iš gėdos rato. Mes gyvename asmeniniais pralaimėjimais, o Dievas nori atnaujinti mūsų širdį bei protą ir siųsti į pasaulį kaip šviesą spindinčią tamsoje. Mes, kaip ir Petras, galime įsitikinti tiesą, kad mes tai ne mūsų nuodėmės. Be to, mes ne tai, ką mums padarė kiti. Atvirkščiai mes, kaip pasakė Dievas, esame jo vaikai. Mums galima atleisti, mus galima pakeisti, mes gabūs, mes paslankus, dar mes susaistyti begalinę Dievo meilę. Pirmas žingsnis siekiant nugalėti gėdą – priimti tai, ko negalima pakeisti. Keisti savo ateitį. Susitaikę su tuo, kad praeities nepakeisime, turime pripažinti, kad Dievas gali pakeisti mūsų ateitį. Gal niekad nepamiršime, kas mums nutiko, vis dėlto reikia patikėti, kad mes ne tai, kas nutiko. Dievo žodžiais tariant, mes esame naujas kūrinys, kaip parašyta 2 laiške Korintiečiams. Atmetę gėdos primetamą įvaizdį, pagaliau išgirsime, kaip apie mus atsiliepia Dievas. Jis veikia taip, kad mums viskas išeitų į gerą, nes mes mylime Dievą ir esame jo valia pašaukti. Taip rašome Romiečiams 8 skyriuje. Rebeka, ištikimoji mūsų bažnyčios savanorė, 2 vaikų motina, atrodė laiminga, bet slėpė paslaptį.
Ilgą laiką Rebeka valgydavo viską, ko tik širdis geisdavo, bet po to paslapčia vonioje viską išvemdavo. Gėdydamasi savo kančių, ji kažkaip sugebėjo slėpti ligą ir apie ją niekas nežinojo. Kartą mama, manydama, kad jos trimetė nesupras, ką daro mama, leido lengvai įspūdžių paveikiamai dukrelį užeiti į vonią. Rebeka neįsivaizdavo, kad jos vaikas pradės ją mėgdžioti, kišdamas pirštus į burną. Mažyliai nesiliaujant mėgdžiojus, Rebeka suprato, kad atėjo laikas papasakoti apie savo kančias. Niekad nepamiršiu jos ašarų, kai keliems bažnyčios nariams jie išpažino savo bėdas. Užuot nuo jos nusigręžę, visi, taip pat ir jos vyras, suskubo ją apkabinti. Rebeka noriai kreipėsi pagalbos į psichologą krikščionį ir pamažu ėjo per skausmingą tamsą įgydančią Kristaus šviesą. Laimiai, ankstesnius vargus Dievas pavertė tarnystę. Rebeka atvirai pripažįsta praeities sunkumus ir jau pagelbėjo kelioms moteriams, kurios lėpėsi toje pačioje tamsoje. Jei gyvenate su slapta gėda, Dievas ir jums gali padaryti tokį patį stebuklą. O kai tas stebuklas įvyks, galime būti dar geresni. Kai lūžęs kaulas sugyja, dažnai lūžio vietoje kaulas būna stipriausias. Taip pat ir Dievas gali nuplauti buvusių nesėkmių gėdą, o jų padarinius stebėtinai panaudoti būsimai sėkmei. Aš išdaviau savo bendramokslius, tiesą sakant, merginoms nuolat buvau neištikimas. Giliai viduje abejojau, ar susituokęs iš vis galėsiu būti ištikimas vienai moteriai. Dievas savo galybę nuplovė mano praeities gėdą, atleido ir padarė mane geresnį už naują. Vienkartinės mano silpnybės vietą užėmė jai nenusileidžianti priešingybė. Ištikimybė žmonai visais atžvilgiais yra neatsiejama mano gyvenimo dalis. Tai, kas anksčiau buvo nuodėmė ir kėlė didelę gėdą, Dievas pakeitė į gerą. Ta patį jis nori padaryti ir jums.